Na ką, liko nepilni 8 kilometrai iki, kol pasieksim Santiago de Compostela katedrą, galutinį tikslą šios kelionės. Būsime praėję Camino Primitivo kelią, kuris yra 320 km ilgio. Kažkiek kilometrų prisideda dar. Tai įdomus jausmas. Vis tiek smagu pasiekti tikslą. Jeigu nebūtų tikslo, tai nebūtų ir tos vidinės, atrodo, motyvacijos eiti. Bet kartu yra tas suvokimas, kad tas pasiekimas to tikslo, taigi niekas to nesibaigs, ar ne? Įeisim į katedrą, padarysim keletą nuotraukų ir viskas. Ir kelias tęsiasi toliau. Ir koks tas kitas tikslas? Man atrodo, yra svarbu turėti tokį tikslą, kuris apjungia visus kitus tikslus. Ir visi kiti tikslai patalpa po tuo didžiuoju tikslu. Aišku, va čia ir reikia laiko savo užduoti tos klausimus. Dėl ko aš čia esu, ko aš noriu, ko aš siekiu. Ir tam, kad atsakyti tos klausimus, irgi kartais reikia tam tikros brandos, praeiti tam tikras patirtis, kad tas tikslas grynintųsi. Kai buvau 2018 metais Budistų vienuolyne, visuose mokymuose, maldose, kontempliacijose, meditacijose pagrindinis tikslas buvo šviesus protas. Ir štai va, nuo 2018 metų iki dabar 23 man tas tikslas vis labiau patampa kaip artimas ir pagrindinis. Bet kiek reikėjo laiko vis tik tą integruoti save ir supras, kad visi kiti tikslai yra tik tai tokie, tokie žaidimų kambariai. Pažaidi, praeini, pasidžiaugi, ir ką, ir toliau tęsiasi kelias. Ir štai šviesaus proto tikslas, tos tokio budimo iš sapno, iš konceptų, iš istorijų, kvestionuoti visas mintis, standartus, ieškoti savo tiesos, eiti, patirti, plėsti savo ribas, kurios, tos ribos ir atsiranda su mintimis, ar ne? Tai išeiti vis iš tų minčių, plečiant ribas, kitaip netikėti niekuo, ką galvoji. Man po šito tikslu tada labai gražiai atrodo bet kokia patirtis. Ar tai būtų Camino kelias ir čia susitikti su fiziniais sunkumais arba iššūkiais, ar statyti savo kažkokį tai verslą, ar daryti tai, ko tu bijai. Kiekvienas šitas tikslas gali būti su tikslu, nes ten, kur užstringam, tai ten yra, vadinasi, kažkokios tai ribos, o išėjimas už tų ribų, jas kvestionuoti ir iš jų pabusti, eini į tą platesnę erdvę, į tą šviesesnį protą, kur ir atsiskleidžia tas turbūt beribis potencialas. Kuo mažiau ribų, kuo mažiau pastebim mintis, kurios riboja, gebam iš jų išsilaisvinti, nesusitapatinti su jomis, nepanaikinti jas, o nesusitapatinti, tuo daugiau matyti realybės, kokia jie yra, o toje realybėje ir baimės pradeda nykti, nes visos tiesiog tik istorija.
Kiekvienas galiu, negaliu, bijau, baisu. Yra tik dar viena riba prote. Na ir šviesus protas galiausiai yra ramus protas. Ramus ne todėl, kad gyvenimo aplinkybės pasikeičia. Ne, viskas vyksta kaip vyksta. Bet jeigu, kaip Byron Katie, mano mylima ir autorė, ir mokytoja, kviečia visą laiką kvestionuoti mintis savo, kad pabusti vienintelė esančioje realybėje, kur jeigu pasižiūrėti tą tikrovę be istorijų, nebėra skausmo. Tai va. Ir kažkai ar galima tą aukščiausią tikslą galima bandyti pasiskolinti iš kažkieno, ar ne? Bet jį vis tiek tenka padaryti viduj tikru, kad tai yra mano tikslas, mano kelias. Ir tada kiekviena patirtis ir taip gražiai telpa. Tai va, tai Santiago de Compostela katedra bus dalis, nueitas kelias, vedantis į tą aukštesnį tikslą. O kelyje sutiktas šuo man yra geras ženklas. ¿Qué va a preguntar? Yo.